Gal galima man pagelbėti, man jau 20 metų, esu ieškojimuose, kas aš, kodėl esu čia, kokia mano užduotis, ką turiu čia veikti šiame gyvenime, kodėl neturiu geros sveikatos, nes pastoviai skauda galvas, sąnarių problemos, skrandis ir panašiai. Jaučiu, kad fizinis kūnas vis daugiau pažeidžiamas, nėra energijos ką nors daryti, jaučiuosi blogai, ieškau visokiuose dalykuose ramybės, bet jų nerandu. Netenkina niekas, įsivaizduoju, kad tas ir anas man padės man jaustis gerai, o paskui pasiekiu rezultatas nulis. Vėl būnu pradėjime taške. Nors apskritai paėmus džiaugiuosi, kad esu. Nors labai pavargau nuo ieškojimų ir mąstymų bei silpnos sveikatos. Esu skaičiusi knygų, žiūrėjus seminarą, buvusi asmeninėse grupinėse konsultacijose apie savo situaciją. Niekas nepasikeitė. Žinios mano gyvenimo nepakeitė. Žiūrėti tai, ar suteikta informacija buvo mokama ar ne. Kaip viename seminare pasakė, kad jei nemokama, tai nieko gero neduos. Nežinau, kodėl neturiu galios pakeisti savo gyvenimą, kaip pasakoja seminaruose ar rašo knygose. Net ir tavo, Gintarai, perklausys seminarų nemažai, kaip ir mano vidus pritarė, ką tu sakai, bet vis tiek esu pradinėme taške. Kai pavasarį ilgai trunkantis galvos skausmai, galvoju Vilniuje eiti pas Jurgį Parulį, tvarko stuburo problemas, ligas, nužiūrėjimus, karma panašiai. Tik mane kalbėjo vienas žmogus, kad sako, karma yra reikalinga, kad siela tobulėtų, nes kitaip žemėje siela nėra ką veikti. Mano kaip sielos užduočių niekas neturi teisės spręsti, tik aš pati. O energijos, kurios gal padidėtų po vizito pas Jurgį, ateityje dar labiau pritrūktų, nes energijos mes turime tiek, kiek mums duota. Beje, ar gali būti taip, kad ligų priežastis bloga mityba? Ar galiu tikėtis, kad po konsultacijos suvoksiu ir pavyks pradėti keisti savo gyvenimą, savo sveikatą? Ar galima konsultacijos skaityti? Na. Tai. Ką girdėjau? Girdėjom, kad žmogus daug visko ieško, klauso, daro, bet realiai nieko nesuprato. Kodėl nesuprato? Net jeigu duoda tokį klausimą, ar nuo mitybos gali būti bloga sveikata. Jokingas klausimas. Tai įrodo žmogus, kad nesuprato. Dabar įsivaizduoju, tai ką jis veikia, kas vyksta su juo, kai jis eina į tos seminarus, klauso seminarus, skaito knygas. Kas vyksta? Jisgi skaito. Skaito, bet reiškia nesupranta. Kažkoks dogmatas, kažkokie spazmai stovi galvoj, žiauriai. Vienas iš jų tai yra, nieks man nepadės, aš grįšiu prie taško. Čia įsikaltas savo, supranti. Nes jeigu jau skaitė seminarą, ten knygą žiūri, žinai, ten su nuostata, kad vis tiek grįšiu prie pradinio taško. Ir čia prasideda tokie psichologiniai žaidimai, tokie klastingi labai, žinai. Tokie bautukai, aš to ir įdomus, reikšmingas, nes ašgi tas, kuris visą laiką ką nedarau, vis tiek grįžtų prie pradinio taško. Aš to žinai. Ir dėda neįdomu, supranti. Jeigu aš dabar įsivaizduoju, kad aš visą laiką jam buvau to ypatingas, įsivaizduoju. Dabar man reikia įrodyti, kad aš ypatingas. Aš savo dabar peržiūrėsiu Gintaro įrašus. Ką jau čia mane jau, dabar jau mane čia nebegražinsi prie tašką? Ne. Ir vėl, žiūrėk, aš vėl pradėjom taške. Ir tai įprasmina, ir dažnai tampa vėl, kaip sakau, aistringų tokių, žinai, šito, žinai, išgyvenimų. Aš to ypatingas. Tai tas tarytum įprasmina gyvenimą žmogui. Ir labai sunku tas subtilybę, žinai, tada išlaužti ir perkei žmogui. Aš susidūręs, biškai kitokiam formatė, žinai, va taip kaip būna, žinai. Bet irgi, principas tas pats, žinai. Niekas man negali padėti. Man niekas negali padėti.
Nu, ką tu? Nu, taigi padėk man, nu, padėk. Padėk man. Nu, klausau. A, iš viso tai jau žinau. Ne. Niekas man negali padėti. Aš, mama, tai einu per gatvį, per gyvenimą. Čia tai tokie visokie, žinai. O aš esu tas, kuriam niekas negali padėti. Ir pažiūrėkit, kaip man blogai, žiūrėk. Aš neturiu energijos. Aš nieko negaliu. Negaliu. Nu, kas dar gali padėti man? Nu, naujas atsirado šūgėlė. Nu. A, ne. Niekas negali padėti. A dabar įsivaizduok savo atvirkščiai, šitas žmogus pradėtų kalbėti atvirai. Atvirkščiai, visiškai atvirkščiai. Na, skaitų, perskaičiau tokią knygą, man žinai labai padėjo, žinai, nu, bet dar kažko. Buvau ten su tuo kalbėjusi, tas irgi man labai padėjo, daug ką supratau, žinai, bet dar kažko, dar ten, žinai, dar noriu. Adi. Šiaip realiai man visi padeda. Supranti, man viskas padeda, žinai. Adi. Dar vat kažkaip, žinai, žinai kaip tas kelias, žinai, vat įdomu, smagu ieškoti, žinai. Adi. O tau perskaitus, nu ir vopšė jėga, klas, supranti. Viskas klas, aš dabar turiu energiją, sportuot noriu, всё, va kylu, einu, darau. Ne? Niekas man negali padėti. Grįžtu į tą tašką. Žiūrėjau, ilgas žiūrėjimas buvo, pavasaris, rudenį. Jau ten norėjau, jau ten. Bet ten pasakyti, žmogus įsigyvena į šitą tikrovę. Supranti, čia tampa jo realybė, jo tikrovė. Supranti. Tik tai tiek, supranti, kad reikia žinot, kad žodžiai yra komandos, žodžiai yra kodai. Tu tiki, jeigu tu sakai, man niekas negali padėti, tiki, kad tu sakai, tu su tikėjimu, kad man nėra energijos. Tu ir jungi sistemas, atjunginėjai tas energijas. Jung atvirkščiai. Jung atvirkščiai, paskui savo. Kad tu stiprus, kietas, tvirtas. O nemėžavok pastoviai ant savęs, žinai. Ko tiki, kaip save ten iliustruoji, įsijauti, į kokį save įsijauti. Nu, taip ir esi, nu, kaip taisyklė savo tą auksinę. Žmogus gyvena taip, kaip galvoja. Keis galvojimu, keisis gyvenimu. Bet reiks atsisakyti ypatingą savo to, žinai, tapatybės. O paskui inercijų yra, žinai, tokių, žinai, gal buvo tai inercijų, kokių gal gimė biškai kokiam netokiam sveikiam kūnė, žinai. Bet matai ir tendencija, ir proto polinkis. Nieko mobilizuotis keltis, o paliekti, nusidūti. Kai tik gimsta tokiam kūnelį silpnesnėm, bet pažiūrėk vidinį resursą, jungia, bak, ir pažiūrėk, visas kreivas šleivas, bet kai duoda kūlę, tai dar ir zdaravi veršiai negali priveikti. Bet čia būtų atvirkščiai, dažnai. Kad ir gimstas visas zdaravas. Aš realius, tu niekiek nefantazuoju, aš matau tokių vyrų pateina, ne? Naugi kaip briedžia, žiūri su pavydu. Supranti? Paliegi. Ir pats save koduoja ištisai. Šitai žodžiais. Kaip aš negaliu, kaip man blogai. Paskui įsisuka šitas paranoidinis dar padalinys mąstymas, žinai, šitą. Tokia maždaug džiunglė.